pakviesti Paužėlių grupės ugdytinę Augustę Miliukaitę, kuri padeklamuos eilėraštį Geras vaikas. Geras vaikas visada sveikinas, laba diena ir sudie kiekvieną sykį, nepamiršta pasakyti žodžiai šie labai galingi ir visiems mums reikalingi. Tarkim, ačiū ir prašau, kaip klysti atsiprašau. Žaisti būryje smagu, o vienam juk nuobodu. Jei žaislais tu daliniesi, visada draugų turėsi. Labą dieną, vaikai. Labai sudėtinga misija tokia yra pasakoti, kas yra Adventas, nes ką tik jūsų auklytė papasakojo, kad tai yra laukimo metas. Aš noriu jums užduoti tokį klausimą. Ar jūs kada nors ko nors laukėte? Ar pavyzdžiui laukėt mamyčių, kai tai jūsų ateina pasiimti? Ar laukėt to laiko, kada einat į darželį pas savo draugus? Ar kada nors šventėt savo gimtadienį? Šaunuoliai, ir laukėt dovanų? Tai va. Tai Advento metas tai yra tas metas, kada mes laukiam ateinančio Kristaus. Vaikučiai, kaip manote, kaip reikia pasiruošti laukiant Dievo sūnaus? Ką reikia daryti? Pasipuošti. Bet puoštis reikia ne tik tai savo išorę, ne? Bet svarbiausia papuošti savo širdelę. O puošiam širdelę tai kaip mes? Būdami geri, klausome tėvelių, mamyčių, močiučių, auklyčių, ar ne? Mažiau išdykaujame. Ir visą tai, ką auklytė sako, darome, ar ne? Tai aš jums to ir linkiu, kad jūs būtumėte geri vaikai, visuomet gražūs, iš tiesų judrūs. Man labai smagu pas jūs būti. Adventas tai metas, kada tiesiami keliai. Nauji keliai, atnaujinami nutrūkę, užžėlę, susiaurėję, duobėti ir akmenuoti. Tai šilumos takeliai į širdis, tai simboliai nutrūkusios draugystės, bendravimo, buvimo kartu. Dabar, vaikučiai, nuo didelės žvakės link savęs nuties juostelę, tai yra kelias. Kelias žmogaus pas žmogų, žmonos pas vyrą, vyro pas žmoną, sūnaus pas tėtį, dukros pas mamą, anūkų pas senelius, kaimyno pas kaimyną, kolegos pas kolegą, pas vienišą žmogų, auklėtojus pas vaiką, vaiko pas auklėtoją, giminės pas giminę. Adventas tai laikas, kurio metu vienas kitam uždegame mažą žiburėlį, sušildome būstą. Atleidimo, meilės, draugystės, pagalbos, nuraminimo, padrąsinimo, užuojautos, švelnumo, paramos, supratimo,
vainiką. Jį beliko papuošti. Puošti pušies kankorėžiais. Kankorėžiai miške buvo susitraukę, susigūžę, užsidarę, šilumoje įsiskleidė, atsivėrė. Pažiūrėkit, kokie jie jums šypsosi. Šilumai atsiveria viskas. Pumpurai, pražysta gėlės. Tad papuoškim vainiką kankorėžiais. Šiluma uždega meilę, atidaro žmonių širdis. Madoms salelio mes turime obuolių. Obuoliai, jie medžių vaisiai. Kūdikėlis, apie kurį pasakojo vaikai klebonas, yra meilės vaisius. Papuoškime vainiką obuoliais. O koks vainikas be žaislų? Eglės burbulai, jie simbolizuoja brangenybės, auksą, turtą, pilnatvę. Na, koks gyvenimas be saldumynų? Saldumynai tarsi gyvenimo skanėstai, tad papuoškime vainiką saldumynais. Na štai vaikai, ir mūsų vainikas baigtas. Ar gražu? Žvakelės vaikai, tai mūsų širdys. Šakos, tai mūsų rankos. Šiluma, tai kelias. Susikabinus už rankų, laikas tartum išnyksta. Ačiū, jūs buvot tikrai šaunuoliai ir elkitės taip, kaip reikia elgtis. Advento laikotarpiu buvo visi susikabinę, susikaupę, susimąstę. Na, o šią gražią šventę norėtume pabaigti giesmele Angelų vardas. Saugo globą.
išgyvenimų palydovai. Šiandien angelas neatsiejamas adventinio laikotarpio šventų kalėdų simbolis, reiškiantis nemirtingumą, jaunybę, nekaltybę, meilę, gerumą ir draugišką prigimtį. Dovanosime jums, vaikai, kiekvienam po mažą angelėlį, kuris į jūsų namus neštų laimę, džiaugsmą ir kiekvieną vakarą jums pakuždės, kokį gerą darbelį turite padaryti kitą dieną. Vaikai, jūs saugokit angeliukus, o šie angeliukai saugos jūs. Geros jums dienelės.